moterys, pinigai ir valdžia. Ir aš viso to šiek tiek esu paragavęs. Tu sustok, neik su ta minia. Pakilk truputį aukščiau ir pamatysi, kad ten, kur jie tave kviečia, nėra nei laimės, nei ateities, nei rytojaus. O po to pradėjau gerti savaitėm ir mėnesį. Visas mano darbo dienos rezultatas tai tuščias barendžio butelis. Toj šviesoj kažkas mano tą 19 metų gyvenimą kaip per pagreitintą filmą pratraukė. Ir aš žmogus vis tiek esi kaip ir protingas, supranti, kur tu eini ir nieko negali padaryti. Tik tavyje nurimsta mano siela, tik tavyje nurimsta mano siela, gėdu, girių viešpačiui. Tik tavyje nurimsta mano siela, tik tavyje nurimsta mano siela, gėdu, gėdu, girių viešpačiui. Aš ateinu, Jėzau, pas tave, tu mano kelias, knygas ir tiesa, tavo dvasia apgaubia mane. Visos lygos krenta, skurdas bėga lauk, dangus visas šaukia, būk susireik, eik prie Dievo sosto, mano sūnau. Aš ateinu, Jėzau, pas tave, tu mano kelias, knygas ir tiesa, tavo dvasia apgaubia mane. Visos lygos krenta, skurdas bėga lauk, dangus visas šaukia, būk susireik, eik prie Dievo sosto, mano dukra. Jo krauju išteisintas, jo malonės apgaubtas, mano lūpos gieda tau, tu nuostabus Jėzau, paaukotas už mane, atkentėjęs žemėje, iš mirties ištraukęs mus, Dievo sūnus. Jo krauju išteisintas, jo malonės apgaubtas, mano lūpos gieda tau, tu nuostabus Jėzau, paaukotas už mane, atkentėjęs žemėje, iš mirties ištraukęs mus, Dievo sūnus. Tik tavyje nurimsta mano siela, tik tavyje nurimsta mano siela, gėdu, girių viešpačiui. Tik tavyje nurimsta mano siela, tik tavyje nurimsta mano siela, gėdu, gėdu, girių viešpačiui. Aš ateinu, Jėzau, pas tave, tu mano kelias, knygas ir tiesa, tavo dvasia apgaubia mane. Visas lygos krenta, skurdas bėga lauk, dangus visas šaukia, būk susireik, eik prie Dievo sosto, mano sūnau. Jo krauju išteisintas, jo malonės apgaubtas, mano lūpos gieda tau, tu nuostabus Jėzau, paaukotas už mane, atkentėjęs žemėje, iš mirties ištraukęs mus, Dievo sūnus.
jo krauju išteisintas, jo malonės apgautas. Mano lūpos gieda tau, tu nuostabus Jėzau. Paaukotas už mane, atkentėjęs žemėje, iš mirties ištraukęs mus, Dievo sūnus. Tu nuostabus Dievo sūnus. Aleliuja, tau šlovė Jėzau. Myliu labai šitą brolį. Jis mane nelabai myli, bet aš jį labai myliu. Tai sveiki. Esu Stasys iš Ignalinos. Vakar čia liudija vakare jaunuoliai. Tai aš už juos šiek tiek jaunesnis, nes man tik tai 19 metai eina. Nu, tik barzda tokia. Tai čia trumpai įžanga. Nes mano gyvenimas pasikeitė 2006 metų gruodžio 12 dieną, kai aš atėjau į pirmą VŽB susirinkimą. Nu, bet šiek tiek prieš tai dar. Kokią jėgą turi žodis, kad Dievo žodis turi jėgą, tai turbūt čia jau niekam nekyla klausimą, bet ir mūsų pačių ištartas žodis, pasirodo, turi labai didelę jėgą. Buvo turbūt 1989 metai, sąjūdis prasidėjo, bet ir buvo ne tik tautinis, bet ir dvasinis atgimimas Lietuvoje ir visoje rytų Europoje. Ir tuo laiku aš buvau komunistų partijos Ignalinos rajono komiteto skyriaus instruktorius. Ir kūrėsi tikėjimo žodžio bažnyčia. Ir Ignalinoje vyko keli renginiai kultūros centre Ignalinos. Nors aš dirbau to įstaigoje, bet atėjau į tokį renginį. Buvo labai panašu kaip čia. Buvo šlovinimas ir liudijo jaunuoliai. Man buvo 30 metų. O liudijo keli vaikinukai, viena mergina ir jie buvo jaunesni negu aš, jam dar 30 metų nebuvo. Ir vienas buvo buvęs kalinys, atsimenu, jaunas vyras, bet jau pasėdėjęs liudijo, kaip Dievas jį išgelbėjo. Buvęs narkomanas, jaunas narkomanas irgi liudijo, kaip Dievas jį išgelbėjo. Aš taip pasiklausiau ir leidau pagalvoti, balsu leidau savo ištart. O ką man to reikia? Aš liktai nenusikaltėlis, nenarkomanas. Dievas turbūt šyptelėjo. Atėjo 2006 metų vasara. Man buvo jau 48 metai ir mano veidas buvo juodas. Čia Rimas pristatinėjo bendriją vakar ir minėjo, kad Dievas Demosui parodė viziją, kai jis matė milijonus vyrų juodais akmeniniais veidais. Tai mano veidas buvo juodas. Ir aš maniau, kad mano gyvenimas yra baigtas. Mes kartais gana dažnai išgirstam, kad tas nusišovė, tas pasikorė. Tai aš žinau, ką išgyvena žmogus einantis į tą, nes man iki kilpos buvo tenai minučių klausimas, bet šiek tiek anksčiau. Aš visą laiką turėjau darbą.
Visą laiką turėjau pajamas ir iš šono žiūrint mažamis gyvenau Ignalinoje, kadangi sąjūdis ir Lietuvos nepriklausomybė mano partinė karjera labai greitai baigėsi ir ačiū Dievui. Bet aš toliau sėkmingai dariau karjerą. Jau nepriklausomoje Lietuvoje buvau gana aukštas valdininkas. Utenos apskrities žemės ūkio departamento direktorius ir jau tokio lygio valdininkas, kad mane į pareigą skyrė ir atleido žemės ministras savo įsakymą. Bet po vienų Seimo rinkimų mane priėmė, po kitų sekantis ministras atleido. Po to aš tapau matininku. Kaip žinot, matininkų laikai, žemės reforma, matininkų laikai. Ir tai buvo gana gerai apmokamas darbas. Ir dar šalia to, nepažeidžiant jokių įstatymų, galima buvo visiškai legaliai pasidaryti biznį. Sau, prie to dar. Ir velnias, turbūt, nežinau kaip moteriam, o vyram tai jis turi 3 išbandytus metodus, kurie veikia užtikrintai. Tai moterys, pinigai ir valdžia. Ir aš viso to šiek tiek esu paragavęs. Kai atsirado šiek tiek laisvesnių pinigų, man kilo tokia, man atrodė, labai geniali mintis. Reikėtų įsitaisyti pastovią meilužę. Bet vos tik ta mintis mano galvoje atsirado, moteris šalia jau buvo. Jaunesnė už mane, pakankamai graži. Ir mes liktai sutarėm tokiem neįpareigojančiam santykiam, bet čia vienaip mastai, kitaip gaunasi. Tie santykiai gavosi netyčia visiškai rimti. Ir aš keletą metų gyvenau praktiškai su 2 žmonom. Bet viskam ateina, viskas, kas yra paslėpta, išeina į aikštę. Atėjo laikas, kai reikėjo pasirinkti. Ir aš likau su žmona, bet jeigu atvirai kalbant, tai ne tiek dėl žmonos, kiek dėl dukros. Bet man tas išsiskyrimas buvo skaudus. Ir aš pradėjau rimtai gerti. Iki to laiko tai gerdavau kaip visi lietuviai. Tai gal net mažiau kaip visi. Čia žiūrint su kuo lyginsi. O po to pradėjau gerti savaitėm ir mėnesiais. Aš jums papasakosiu vieną matininko darbo dieną. Pagrindinis darbo įrankis yra kompiuteris. Žmona išeina į darbą, dukra į mokyklą, aš įsijungiu kompiuterį. Tuoj čia padarysiu krūvą darbų, uždirbsiu kelius šimtus litų. Ir tai įmanoma, bet yra vienas momentas, reikia dirbti, nes kompiuteris pats planų nepaišo ir projektų neruošia. Bet kad būtų linksmiau dirbti, tai aš iš baro įsitraukiu berendžio butelį, išgersiu 50 gramų, bus geriau dirbti, būsiu, darbingumas bus geresnis. Bet žiūriu, netyčia atėjo vakaras, visas mano darbo dienos rezultatas, tai tuščias berendžio butelis, išgertas. Aš vakare drybsau prieš televizorių vienas, toks apdujęs, vienas kambarinės, nei žmona, nei dukra su manim nenori manęs matyti akyse. Paskutiniais metais
šauniukas Čisų man palaikydavo kompaniją, bet ir jis įsitaisydavo kietam kambario kampe. Ir taip savaitėm, ir mėnesiais. Ir aš, žmogus vis tiek esi kaip ir protingas, supranti, kur tu eini ir nieko negali padaryti. Esi niekam nereikalingas, gyvenimas be jokio tikslo, be jokios prasmės, ritiesi žemyn ir nieko negali padaryti. Ir dar po kelių metų prisidėjo depresija, va tai tada jau iš tikrųjų blogai. Kai ne tik, kad dirbt, ne tik, kad uždirbt, bet net ir gert nesinori. Ir 2006 metų atėjo spalio mėnuo, aš tvirtai apsisprendžiau, kad man užtenka čia šitoje Ašrų pakalnėje būt, kankyti žmoną, dukrą, giminės, artimuosius. Aš esu gimęs Vienkiemy, užaugęs Vienkiemy miške Ignalinos rajone. Tuo laiku jau Vienkiemis buvo tuščias, jau tėvas buvo miręs, o mama jau nebegalėjo vieną gyventi, persikraustė į Ignaliną, arčiau mūsų. Aš nuvažiavau į savo tėvų namus, atsirakinau juos, kamaroj nusikabinau storą virvę gerą, kad išlaikytų. Bet išniekinti tėvų namus kažkaip, ranka nekilo, užrakinau ir nuėjau kluonan. Buvau pasiėmęs butelį degtinės 07, bet užkandos kažkodėl neatsivežiau. Tai dar sode susiradau keletą antaninių obuolių ir tai buvo kaip ir mano atsisveikinimo su gyvenimu vakaras ir baisiausias mano gyvenimo vakaras. Aš gurkšnojau degtinę, sutemo ir prieš mano akis kaip ir bėgo visas gyvenimo filmas, kas buvo įvykę per 48 metus. Bet svarbiausia, man vienas po kito plaukė bjauriausi ir šlykščiausi dalykai, kurie buvo mano įvykę gyvenime. Bet kaip dabar žiūriu, tai gerų, gražių dalykų tai buvo nepalyginamai daugiau. Bet tai viskas buvo uždengta. Buvo labai gera kompanija. Virvė, degtinė ir nežinau, kiek ten tų demonų šalia buvo. Ir neviltis kokia, žodžiais neapsakoma neviltis. Ir tada, kai butelį jau liko gal 100 gramų koks, aš balsu išrėkiau, Dieve mane gelbėk. Rezultatas buvo žaibiškas. Juoda neviltis. Ir staigiai ramybė, visiška ramybė. Gal galit pasakyti, gerai, pasigeri. Ir atėjo ramybė. Bet gerinti, žino, tokį posakį, kai degtinė neima. Tai va aš gurkšnojau ir man tik tai neviltis saugo. O po to atėjo visiška ramybė. Kaip kūdikis įsirausiau šieną, užmigau. Išaušo labai gražus saulėtas rytas. Aš grįžau namo. Kaip sakau, su žmona nutarėm 101 kartą ieškoti išeities. 100 kartų tai yra santykinis skaičius. Nes kiek ten buvo pastangų ir pažadų mes gerti be skaičiaus. Bet aš savo kažkodėl vis žadėdavau, kad gerti mesiu pirmadienį. Bet kadangi šiandien dar penktadienis, tik tai dar galima linksmai leisti laiką. O tada atsirado viltis
Ir aš pradėjau lankyti anoniminio alkoholikų grupę Ignalino ir Vilniui privatų psichologą. Dar mano ištekliai leido tą daryti. Ir už poros mėnesių, gruodžio 12 dieną, aš atvažiavau į Vilniaus skyriaus, į VŽB Vilniaus skyriaus susirinkimą. Man dabar kelia šypsena, bet aš atvažiavau kaip į vestuves. Apsirengiau gerą tamsiai mėlyną kostiumą brangų, baltais marškiniais. Tada aš turiu tą nuotrauką, aš to susirinkimą. Pasipuošęs kaip į vestuves. Ir ten buvo gal 7-8 vyrai susirinkime. Buvo porą trumpų liudijimų. O po to mane tiesiai man uždavė klausimą. Į kaktą tiesiai. Dievas pakeitė mūsų gyvenimus. O to ar nori? Man buvo labai durnam, kad nenorėt. Aš pasakiau, noriu. Jeigu nori, tai kalbėk maldą. Čia dabar Algis labai daug aiškina apie tą atgailos maldą. Man niekas nieko neaiškina. Nori, kad Dievas pakeistų tavo gyvenimą, kartok žodžius paskui mus. Ir aš sukalbėjau atgailos maldą. Po to vyrai dėjo ant manęs rankas ir meldėsi. Ir gruodžio 12 buvo mano sekminės. Mes gyvenam technikos amžiai, tai kadangi dabar skaitom, kad sekminių dieną ant mokinių matomų būdų nužengia šventoji dvasia kaip ugnies liežuviai, o kadangi gyvenam technikos amžiai, tai man trenkia elektra. Maldos metu ir ilgai po maldos po mano kūną vaikščiojo stipri elektros srovė ir taip ratu tokiu. Nuo galvos iki kojų atgal ir tokiu ratu. Stipri elektros srovė. Ir po susirinkimo aš iš Vilniaus iki Ignalinos po 2 valandos kelio mašiną, automobilį, ir aš buvau jau prie Ignalinos, elektros srovė vis dar vaikščioja. Ir mano gyvenimas pasikeitė žaibiškai tam pirmam susirinkime. Čia kartais broliai liudija, kad jie ilgai mąstė, čia svarstė, kur jie pakliuvo. Aš nieko nemačiau ir nieko nesvarščiau. Tiesiog mano gyvenimas iki to buvo pragaras žemėje ir staiga atsiduri rojai. Tas dabar yra toks žodis naujatikis. Ir dabar aš kartais su baltu pavydu žiūriu į naujai atsivertusius. Aš prisimenu, kaip man buvo gera. Man vyko taip, kaip tam sūnui palaidūnui, kai tėvas iškėlė vestuves, apvilko naujų drabužių, užmovė žiedą. Tai praktiškai taip ir įvyko. Nes ir dvasiškai aš metus laiko pragyvenau, kaip nesiekdamas kojom žemės, euforijoje tiesiog. Viskas buvo duota, padėta, pateikta ir dvasiškai, ir materialiai. Aš niekada gyvenime tiek nesu uždirbęs pinigų per vienus metus. Iš 1 metų pajamų mes nusipirkom senos statybos, bet naują butą ir pasidarėm kapitalinį remontą. Kai žmogus metais geri, o po to pradedi dirbti po 16 valandų per dieną. Aš gal per 3 mėnesius, tada kaip matininkas, padariau daugiau darbų negu per 3 metus prieš tai. Ir mano gyvenimas pasikeitė visiškai. Ir tarp kitko, aš esu labai nekalbus žmogus. Buvau bent jau. Bet ir dabar, jeigu ne apie Dievą, tai aš nelabai ir kalbu. Dievas man atrišo liežuvį pirmam VŽB bankete Vilniui, garsiajame Brazauskienės viešbutyje. Dabar jau apie Brazauskienę nieko nekalba, dar daug
tais kalbėjo. Aš gal, tai buvo gruodžio 12 mano tas pirmas susirinkimas ir atgimimas iš aukšto, kaip dabar mes kalbam. Jau tą terminą, aš tada nežinojau, kas man vyko. Bet taip įvyko, o sausio 7 aš atvažiavau į pirmą banketą vadinamą. Nu, jau buvo keli pažįstami vyrai, aš taip maloniai įsitaisiau, maloniai leist laiką. Ir trečiam liudijimui pakvietė mane. Aš pakilau, lengvo šoko būsenoje priėjau prie mikrofono ir išdėjau visą teisybę apie save. Iki tol aš neįsivaizdavau, kad taip galima kalbėti. Tarp kito, buvo Viktoras tam susirinkime ir aš turiu to įrašą, to pirmą savo liudijimą. Dabar jis gal, man atrodytų, šiek tiek naivokas, bet buvo pats geriausias liudijimas tuo laiku įmanomas, nes tai buvo tiesa. Visa tiesa ir Dievas atrišo mano liežuvį ir dabar jau aš daug kalbu. Ir Ignalinoje jau 15 metų vyksta VŽB renginiai. Liepos paskutinį savaitgalį Ignalinos rajone vyks svarbiausia metų stovykla. Pagal reikšmę niekiek nenusileidžianti, kas vyksta čia. Vyks 5 žvaigždučių kluone. Mano senelio kluone išmatavimai 10 ant 40 metrų. Kaip mano mama sakydavo, kluonas buvo per mažas, nes visi šienas ir šiaudai net netilpdavo. Dabar kol kas mes telpam. Tai visi maloniai kviečiami. Ir dabar mano gyvenimas visiškai pasikeitė. Aš jums žinau, kad galėčiau paliudyti, užimti visas 2 valandas ir dar man būtų maža laiko apie tai, kas įvyko per tuos 18 metų ir kas vyksta dabar. Nes gyvenimas su Dievu ir be Dievo yra visiškai nepalyginami dalykai. Visiškai. Nes jeigu nebūtų to sakysim, to mano riksmo, Dieve mane gelbėk, tada tam kluone to nevilti, aš čia nesovėčiau. Todėl ateit pas Dievą galima, bet kokioje situacijoje, bet tik tai prieš Dievą nepaveidmainiausia. Nes ten man vaidinti nereikėjo. Ir kai mes liūdėm, vaidinti neturim prieš ką. Ką aš galiu pasakyti, šlovė Viešpačiui. Štai ką vyrams reikia išgirsti. Ne moralų, bet tiesiog tikinčio vyro istorijos liudimą. Mes nepristatėm bendrijos, bet aš tik tikslus noriu pasakyti. Šita bendrija iš tikrųjų yra sukurta pasiekti netikinčių vyrų širdis. Kad jie išgirstų tokias istorijas, kurie dar tebėra nuo pusėje. Mes kviečiam juos į restoranus, į kavinės, į viešbučius, pavaišinam pietum. Ir laiko atėjus, kada vyrai jau atsipalaiduoja, mes juos staigiai paimam. Savo liudimais. Stasys, Petras, Vaidas pasidalina savo liudimais. Ir tie vyrai sako, aš irgi noriu to Jėzaus. Aš noriu, kad man tai padarytų. Tai pirmas tikslas. Antras tikslas, iš tikrųjų krikščionis, ir galbūt kažkas iš jūsų taip pat esat patyrę. Tas atgimsti, pradėti gyventi ir velnias prisistato greitai labai. Einam atgal ir turės ką pasiūlyti. Prieš tai daužė kaip obuolį, dabar geras pasidaro. Ir dažnas krikščionis atsisuka į seną šeimininką. Kviestų žmonės, mes kviečiam juos į savo renginius. Kiti pasakytų, tai koks tu krikščionis? Matai durytės va bažnyčiai. Paprasčiausiai padaryk, kad nebebūtų mūsų tarpe tavęs ir viskas. Ir padėti sugrįžti.
krikščionim prie Dievo. Dievas nuo jų nensuko. Juos velnias įtikino, kad Dievas paliko juos. Trečias tikslas yra, ar vyras, ar moteris, bet mes akcentuojam vyrams, be šventosios dvasios jėgos mes toli taip pat irgi nueisim. Daug ko nepasieksim. Ypatingai tarnystėje būsim labai apriboti. Žodžiu, aš pasakysiu tokį palyginimą. Sodas, kolektyvinis sodas ir be šventosios dvasios tu su kibirais tiesiog turėsi lakstyti ir laistyti tą sodą. Kiek tu gali prilaistyti? Visi sąnariai pradės skaudėti, kaulai visi skaudėti. O šventoji dvasia, kai ateis, paims iš langą, atsuksi ir laistysi tiesiog sodą. Tai va, padėti vyrui priimti šventąją dvasią į savo gyvenimą ir padėti vyrui parodyti pavyzdį, ką jis gali nuveikti. Kaip šventoji dvasia kalba, kaip veikia. Ir padėti jam augti dvasiškai. Ketvirtas tikslas, tokiu būdu vyrai, tarnaudami bendrijai, liūdydami, kviesdami juos ir svečius banketuose į atgailą, į priimti viešpatį, ir tokiu būdu skelbia Evangeliją. Nes visiems mums pasakyta, eikite į pasaulį, skelbkite Evangeliją. Taip, tu gali pasėdėti kelias valandas bažnyčiai, pasiklausyti pamokslų, viskas labai gerai. Bet aplink mus žmonės, kaip Stasys pasakoja, žudosi, kariasi, jaunasi, serga depresijom, serga vėžiais, išsiskyrė, vagia, kalėjimuose pilna žmonių. Kas jie, kaip jie išgirs, jeigu nebus skelbiančio žmogaus? Tai va tokiu būdu vyrai tarnauja Dievui realiai. Ne religijai, ne kažkaip formai, bet Jėzui Kristui tarnauja. Dievo karalystėje tarnauja. Būdami taip pat savo bažnyčiose, būdami taip pat ir šeimos tėvais, dirbdami savo darbą, mes atiduodam dalį savo gyvenimo Evangelijai. Ne 100%, mes taip pat rūpinam savo šeimom. Žinok, jeigu tu esi pasišventęs tai daliai, galbūt 10%, tu žymiai gali daugiau nuveikti, negu tas pasakė, aš atiduodu tau 100 ir jisai sėdi prie televizoriaus ir nieko nedaro. Tai va, 5 tikslas, mums reikalinga bendrystė. Mums nesvarbu, tu save laikai katalikų, ar sekmininkų, ar baptistų, ar 5 ar 6 dienos adventistų. Jeigu tu myli Jėzų, pažįsti Jėzų, tai esi mano brolis ir aš stengsiuosi tau padėti. Galbūt ir tu man padėsi, kada man reikės. Mes turim bendrystę, kuri mus nepriboja. Taip pat nesvarbu, kad aš galbūt sėdėjau kalėjime 18 metų, o tu esi teisėjas, kuris stengiasi mus tokius į kalėjimą įkišti. Bet esam broliai dabar. Žodžiu, nesvarbu, kokiai konfesijai tu priklausai, tradicijai, kokiai socialiniai grupiai priklausai ir kokiai tautai priklausai. Mes šiandien turim svečių iš Nigerijos, Afrikose. Ir taip pat atnešti didesnę vienybę į Kristaus kūną. Dėl to visi laukiami esat mūsų tarnavimuose. Visi krikščionys yra laukiami. Mes turim ieškoti bendro, ko mes galėtume prisidėti prie Dievo karalystėse. Kuo daugiau ištraukti iš velnio karalystėse viešpačiai. Viešpatie Dieve, laimink Lietuvą ir mums tiesos keli. Viešpatie Dieve, laimink Lietuvą ir mums tiesos keli. Jėzau, tavo šviesa mus išgelbės nuo tamsos. Melas niekad nepakeis tiesos. Lietuva bus laisva, jei mes būsim tavyje, nes tu pats Dieve laisvė esi. Jėzau, tavo šviesa, Jėzau, tavo šviesa mus išgelbės nuo tamsos. Melas niekad nepakeis tiesos. Lietuva
būsim tavyje, nes tu pats, Dieve, laisvė esi. Jėzau, tavo šviesa mus išgelbės nuo tamsos, melas niekad nepakeis tiesos. Lietuva bus laisva, jei mes būsim tavyje, nes tu pats, Dieve, laisvė. Ačiū broliui Algiui, mes jį taip vadinam Algiuks. Pats esu šiaulietis aš sakiau, kad tu esi maladės. Ačiū Dievui už tave, Algiukai. Ir šiauliečiai turi tokią tarmę, jis sako, geras bachurs, Algiuks. Tai Dievas man padovanojo dovaną, kuri vadinasi amžinas gyvenimas ir kur tas vadinamas chronometro, pasakysiu angliškai, timeris, jisai įsijungia ir jis vis tiksi. Ir laikui bėgant, man Viešpats vis kažkaip taip per įvairių ženklų žmonės man dar kartą užtikrina, sako, Pauliau, netaupyk laiko man. Dievui laikas yra neribojamas. Pasauliui taip, žmonėms taip, kad ir kokie bebūtų brangus. Ir kai atėjo mano valanda, o mano valanda šitame pasaulyje susitikti su juo atėjo 1987 metais, aš pats buvau 19 metų tada, Dievo nepažinojau, mano abu tėveliai buvo ieškantis, tėvas mano buvo kovotojas už Lietuvos laisvę ir šiandien, kurį prisimenu su didelė pagarba, taip pat mano mama, su didelė pagarba, kurie jau yra amžinybėje, jie kaip mokėjo, žmogiškai paprastom, kaip tėtis ir mama, taip kaip sugebėjo, perdavė krikščioniškas vertybės, nors to garsiai namuose neįvardino. Mano tėtis kalėjo kaip politinis kalinys už Lietuvos laisvę gulagose 15 metų. Jam dar reikėjo iškalėti dar 10 metų, nes tuometinis komunistinis režimas jam buvo davę 25 metus katorgos ir kalėjimų. Tuo tarpu mano mama buvo tokia moderni, įsitikinusi tais sovietiniais laikais jauna mergina, kuri tikėjo, noriu drąsiai pasakyti, labai krikščioniškom vertybėm. Tik ten nebuvo Jėzaus. Sutinkat? Taip, kad ir kaip tenais bebūtų, aš užaugau motinos įtakoj, kadangi mano tėtis negalėjo dažnai būti namuose, aišku, ir asmeniniai santykiai tarp mano tėvelių, bet jam reikėdavo dažnai bėgti, nes jį gaudydavo saugumiečiai. Tai vat, kai aš užaugau jau tokį vyrą, 19 metų, per tą 19 metų
tai keli žodžiais galiu pasakyti, koks buvo mano gyvenimas be Jėzaus, gėda ir pasako. Todėl aš nepasakosiu. Aš geriau papasakosiu apie Dievo šlovę, kaip keitėsi iš to gėdingo gyvenimo į tą gyvenimą, kuris dabar stovi prieš jūs. Aš negaliu jums, broliai sesės, pasakyti daugiau negu aš esu. Ir va dabar, kai ištariu tą žodinelį aš esu, tai yra Dievo vardas. Kai mane paėmė į kariuomenę, tuometinę sovietų, nuvykau tenais, po 3 mėnesių gaunu telegramą, kad mano mama, kuri buvo garbinga mokytoja, jinai iškeliavo iš šio pasaulio. Kai paskambinu į namus, kas atsitiko, man paaiškino, kad jinai nusižudė. Tokia savotiška, mes sakom, Lietuvos klasika. Ir grįžęs, kai palaidojau ir pamačiau, kad po visų gražių kalbų per laidotuvės, kiek jinai padarė šaliai, partijai, tėvynį ir taip toliau, kitą dieną ją visi užmiršo ir tada man kažkaip užgavo tokia vyriška ambicija. Tai palauk. Tai ir aš vieną gražią dieną mirsiu. Tai ir mane užmirš. Ir kažkaip sakiau, ne. Noriu nugyventi gyvenimą taip, kad po manęs dar liktų kažkoks pėdsakas, bent kažkoks kvapas, dūmas, kažkoks efektas, kaip čia pilna šitoj scenoj. Ir pirmą kartą iškėliau savo tokį klausimą gyvenimo prasmės. Tikrai nenorėjau pakartoti mano tėčio gyvenimą, kad ir koks jis buvo garbingas, kovotas už laisvę ir taip toliau. Kažkaip nesinorėjau kopijuoti ir mamos gyvenimo, nes taip, kaip žinot, jūs turit savo tėvelius ir ko gero ne visi, matydami, kaip gyveno tėvai, norėtum sakyti, ir aš dabar taip pakartosiu. Dažnai sakom, ne, aš geriau kažką naujo. Taigi, atsakymo neturėjau grįžti į tą pačią sovietų kariuomenę. Mane Dievas buvo apdovanojęs nuo pat mažens talentais. Mokėjau piešti, dar nežinau, kad galiu ir pasirodo grot, galiu ir šlovint, galiu ir dar kažką daryti. Tai tada buvau pradėjęs lavinti savo piešimo talentą ir sovietų kariuomenį pastebėjo čia mano savybę ir mane pristatė gražinti kareivių kareivines ir taip pat tuometinė buvo ten tokia karo gamykla ir toj gamykloj sako, tu nupaišyk fototapetą, kadangi, žinot, tais laikais viskas deficitai ten, sako, nupaišyk fototapetą. Tai aš ten paišiau tą fototapetą ir po mėnesio laiko man bepiešiant prieina toksai rusakalbis vyriškis, plaukai, barzda. Ir jisai žiūri tą mano piešinį ir sako, tu darai grožį, reiškia turi gražią sielą. Toliau aš piešiu. Jis man užduoda klausimą, o tu ar Dievą tiki? Taip kaip, sakau, tikras šiaulietis. Aš didžiuosiu, kad gimiau Šiaulių mieste. Ten tvirti vyrai, tvirti bachūrai. Ypatingai pietiniam rajone. Ir žinot, su tokiu, kaip aš dabar sakau, galbūt taip nelabai gražiai sakau. Sakau, ką? Dievo nėra. Taip negražiai. Jis labai ramiai sako, tu neskubėk sakyti, kad Dievo nėra. Tu matai, minios žmonių eina ir kviečia tave, einam paskui mus, mes žinom, kur yra laimė, rytojus. Tu sustok, neik su ta minia. Pakilk truputį aukščiau ir pamatysi, kad ten, kur jie tave kviečia, nėra nei laimės, nei ateities, nei rytojus. Ir jam tai bekalbant mano vaizduotėje, taip kaip ko gero dabar jums irgi yra įsijungę vaizduotės ekranai, aš matau tokią minę žmonių kaip upė, didžiulė tokia masė. Ir jinai krentant, ta upė nuo tokio krioklio ir viskas dingsta. Ir tą akimirką su manim atsitiko nuostabus dalykas. Ties saulės rezginiu milžiniškas sprogimas su šviesa, kaip sako anglai, big bang, boom. Toj šviesoj kažkas mano tą 19 metų gyvenimą kaip per pagreitintą filmą pratraukė ir toj šviesoj girdžiu aišku balsą.
aš esu. Vėl ta šviesa ir nuostabus grožis ateities. Ir toks supratimas girdžiu, čia tavo ateitis. Baigėsi šis regėjimas, su mano kūnu pasidarė kažkas labai keisto, tai, ką dabar pasakoju jums ir tie, kurie patyrė, žinot, apie ką kalbu. Visiškai nenoriu verkti, kaip jūs jau girdėjote, tie bachūrai vadinami, jie negali verkti, o ypatingai prieš kitą bachūrą, nes yra silpnumo ženklas. Aš bandau visai tramdyti, nieko negaliu padaryti. Man ašaros tiesiog upeliais eina, snarbis bėga ir tik tai atsimenu vieną žodį, kurį kartojau. Aš žinau, aš žinau, aš žinau. Tam rusakalbiui vyrui, kuris mane prakalbino, aš jam norėjau pasakyti, ką tik mačiau Dievą. Tai yra Dievo šviesa, girdėjau balsą, dabar žinau, kad Dievas yra. Ir tame susitikime, toj šviesoj, galiu drąsiai pasakyti, įvyko ir mano nuodėmių atleidimas. Tai yra tai, ką mes vadinam tikriausiai biblinė kalba atgimimas iš aukšto. Mano vardas Paulius, kurį man davė broliai, kai įstojau į vienuolyną. Mano tikrasis vardas yra Dainius, pagoniškas, lietuviškas vardas, kuris viešpats sako, tu Dainius, tai tu dainuosi. Ir mane pietiniam rajone apgyvendino Dainų rajone kažkodėl. Taip jau gavosi. Ir viešpats, jisai man davė tą supratimą akimirksniu. Visą tikėjimą, kurį paskiau skaitydamas Biblijoje apie apaštalą Paulių, kur sako, aš tai gavau ne iš žmonių, bet iš Dievo. Kai mano tos ašaros baigėsi, aš žiūriu į tą žmogų, kuris ką tik su manim kalbėjo, tas rusakalbis vyras, žiūriu jis, bet ne jis. Kažkas jame pasikeitė iš esmės. Fiziškai, pagal nuotrauką, tas pats asmuo. Tie patys plaukai, tos pačios akys, barzda. Tačiau iš jo taip tyliai ir ramiai švelniai eina tas pats balsas. Jo lūpos sučiauptos, jis nieko nesako, jis pats žiūri mane nustebęs, aš esu. Neįsiduodu, pažiūriu pro langą medžiai. Medžiai kitokie. Kažkas pasikeitė iš esmės. Sukoncentruoju žvilgsnį tos medžius iš tų medžių. Aš esu. Pažiūriu dangų, dangus kitoks, mėlynas, debesis, bet dangus pasikeitęs. Iš to dangaus tas pats balsas, aš esu. Kur be pažiūrėčiau? Aš esu. Tai buvo viešpaties gražus prisistatymas. Taip kaip jūs susipažįstat, kaip mes žmonės susipažįstam, čia prie kažkurio tai priejau sakau, sveiki, mano vardas Paulius, taip viešpats sako, mano vardas aš esu, kuris esu. Toks mano atsivertimas tik po 2 metų, netgi po 3 metų, kai mano rankas papuolė Biblija, kai aš jau buvau Kauno kunigų seminarijoje. Tie patys metai, apie kuriuos Algiukas kalbėjo, kaip jau kažkada tai gatvėje susitikau tą Algiuką evangelistą jauną. Tai ten aš pirmą kartą turėjau rankose visą Bibliją, Senąjį testamentą ir kai atverčiau pradžios knygos 3 skyrių, ten tas pasakojimas, kaip Mozė mato degantį krūmą, prieina ir ten Dievas jam kalba. Ir kai Mozė paklausė Dievo, Dieve, koks tavo vardas, jam atsako, aš esu, kuris esu. Taigi irgi skelbims gerą žinią, sutvirtinkit savo tikėjimą, galbūt šio mano netobulų liudijimų, kad aš visiškai neskaitęs Biblijos. Gavau apreiškimą, kad Dievo vardas yra aš esu, kuris aprašytas Biblijoje. Taigi būkit ramus, skaitykit Dievo žodį. Biblija yra patikimas šaltinis. Aš esu, kuris esu ten kiekvienam puslapį. Jo rašto žodžiai pildosi. Naudokite Dievo žodį ir su didelė pagarba, kai prisistatote kažkur tai ar scenoj gyvenime ir norėsite ištarti
prieš savo vardą pridėti va tą žodelį aš esu. Onutė, Petras, Algiuks, Edita, su didelė pagarba kreipkite dėmesį, nes priekyje eina Dievo vardas aš esu. Amen. Aleliuja. Ką išgirdom, 3 istorijas šiandien. Išgirdom šlovinimą, išgirdom. Esam tokioje nuostabioje atmosferoje. Ir kadangi mūsų tarpe yra žmonių, kurie pirmą kartą yra mūsų tarpe, mes turim suteikti kiekvienam galimybę susipažinti su tuo asmeniu, kuris pakeitė Stasio iš Ignalinos gyvenimą. Pakeitė vidų, padarė į Dievo vyrų. Dievas didelius darbus daro Ignalinai. Surado Vaidą, jo ten tamsoj, nevilty, kuris buvo pavargęs, atsikandęs to viso šem. Ir surado tarybinį armiją Bachuriuką iš Šiaulių. Dainių, kuris patapo Paulium. Paulius labai yra dovana Kristaus kūnui. Ne vien tik katalikų bažnyčiai, bet ir Kristaus kūnui žmonėms. Mes norėtume suteikti galimybę jums susipažinti su tuo pačiu asmeniu, kuris vienas iš jo vardų yra aš esu. Aš vieną kartą irgi uždaviau, sakau, tu Abraomo, Izaoko, Jokūbo Dievas. Atsakymas buvo trumpas, aš esu. Aš tiesiog sakysiu žodžius, tau juos reikia pakartoti. Tie žodžiai yra skirti tam asmenį. Lygiai tas pats asmuo prieš 2000, daugiau kaip 2000 metų atgal buvo prikaltas prie kryžiaus. Kažkas turėjo atsakyti už mūsų melus, nesąmonės, girtuokliavimus, paleistuvystės, vagystės. Tai jisai mokėjo kainą. Mes ne tik padarom žalą artimiesiems, savo pačiam, bet ir prieš Dievą turim atsakyti, kuris taip pat ir ne tik tave myli, bet ir tą, kurį tu nuskriaudėjai. Tai va, ir jisai prisikėlė iš numirusių. Ir jisai visur, kur tik tai 2-3 jo vardu, ten jisai yra jų tarpe. Nesvarbu, kuo jis bevadintų save. Jeigu Jėzus yra tarp jų, dėl Jėzus susirenka 2-3, jis yra jų tarpe. Ir jis yra čia. Ir tu turi galimybę dabar jį pasikviesti savo gyvenimą ir savo širdį. Jeigu tu išgirdai, pamatei save tuose liudimuose, tiesiog palenkim į savo galvas, užmerkim akis. Tai vat, kas nebuvo atpažįstamas su Jėzum, turėsit galimybę susipažinti. Kas buvo nutolę nuo Jėzus, turėsit galimybę grįžti pas jį. Sakykite tokius žodžius. Garsiai, ne mintyse, bet garsiai. Viešpatie Jėzau, aš tikiu šiandien išgirdau tiesą. Tu pakeitai šiandien kalbėjusių žmonių likimus. Ir tu gali pakeisti mano likimą. Aš taip pat tikiu tavo pralietų krauju, tavo mirtimi ant kryžiaus ir tavo prisikėlimu iš numirusių. Taip pat ir už mane. Tikiu, kad esi gyvas ir esi tarp mūsų. Viešpatie, pirmiausia, atleisk man už nešvarius, nuodėmingus dalykus mano gyvenime. Savo krauju nuplauk mane. Mano kaltė, gėda ir mano gyvenimą. Tegul visa, kas sena, praeina. Tegul viskas patampa nauja. Kaip tai įvyko šiandien liudijusių žmonių gyvenime. Savai dvasia, įeik į mano kūną ir apsigyvenk manyje. Pasilik su manim per amžius ir vesk mane savais keliais. Aš priimu tave dabar
ir širdimi tikėdamas, garsiai lūpomis išpažįstam Jėzų Kristų savo gelbėtoju ir savo viešpačiu. Ačiū, kad išklausai mane, įeini į mano gyvenimą ir nepaliksi manęs. Amen. Amen. Gyvybės upė iš dangaus, gyvybės upė iš dangaus, gyvybės upė iš dangaus, tai gyvojo vandens šaltinis. Gyvybės upė iš dangaus, gyvybės upė iš dangaus, gyvybės upė iš dangaus, tai gyvojo vandens šaltinis, kurį mums duoda Jėzus, kurį mums duoda Jėzus, kurį mums duoda Jėzus, dovanai, kurį mums duoda Jėzus, kurį mums duoda Jėzus, kurį mums duoda Jėzus, dovanai. Ramybės upė iš dangaus, ramybės upė iš dangaus, ramybės upė iš dangaus, jis teikia mums visiems ramybę. Ramybės upė iš dangaus, ramybės upė iš dangaus, ramybės upė iš dangaus, ji teikia mums visiems ramybę. Tai viską duoda Jėzus, tai viską duoda Jėzus, tai viską duoda Jėzus, dovanai. Tai viską duoda Jėzus, tai viską duoda Jėzus, tai viską duoda Jėzus, dovanai. Džiaugsmo šaltinis iš dangaus, džiaugsmo šaltinis iš dangaus, džiaugsmo šaltinis iš dangaus, jame randu stiprybę. Džiaugsmo šaltinis iš dangaus, džiaugsmo šaltinis iš dangaus, džiaugsmo šaltinis iš dangaus, jame randu stiprybę. Tai viską duoda Jėzus, tai viską duoda Jėzus, tai viską duoda Jėzus, dovanai. Tai viską duoda Jėzus, tai viską duoda Jėzus, tai viską duoda Jėzus, dovanai. Ir gerk iš jo šaltinio, priimki savo iš jo ramybę ir džiaukis su visais kartu, nes jo avelės nuostabu. Ateik ir gerk iš jo šaltinio, priimki savo iš jo ramybę ir džiaukis su visais kartu, nes jo avelės nuostabu. Tai viską duoda Jėzus, tai viską duoda Jėzus, tai viską duoda Jėzus, dovanai. Tai viską duoda Jėzus, tai viską duoda Jėzus, tai viską duoda Jėzus, dovanai. Hallelujah.